Sabrina Zunich gimė 1994 m. spalio 27 d. Suzanos Edwards ir Marko Zunich šeimoje. Jos tėvai buvo alkoholikai ir narkomanai. Daugiausiai mergaitę augino močiutė Wycliffe mieste, Ohajo valstijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Paauglystėje Sabrina lankė Wycliffe vidurinę mokyklą, kurioje dažnai įsiveldavo į muštynes su kitais mokiniais. Dėl močiutės sveikatos pablogėjimo ir Sabrinos problematinio elgesio galiausiai jie pateko į globos sistemą. Nuo 2010 metų Lake County globos namai perėmė jos globą. O per ateinančius mėnesius Sabrina buvo dažnai mėtoma iš vienų globos namų į kitus. 2011 metų Liepą, būdama 16 metų, Sabrina buvo perduota Kevino ir Lizos Knofel globai. Liza dirbo socialinė darbuotoja apskrities vaikų ir šeimos paslaugų departamente, o Kevinas buvo sunkvežimio vairuotojas. Jie gyveno Willoughby Hills mieste, Ohajo valstijoje. Knofel šeima jau turėjo 2 dukteris ir atrodė, kad Sabrina gerai pritapo prie šeimos. Kurį laiką viskas klostėsi gerai, tačiau tų pačių metų gruodį Sabrina ir Liza pradėjo dažnai pyktis. Sabrina pradėjo rodyti nepasitenkinimą Lizos namų taisyklėmis ir ribojimais. Ji taip pat jautė, kad Liza teikė pirmenybę savo biologinėms dukroms ir tai dar labiau padidino įtampą tarp jų. Tuomet Sabrina pradėjo daugiau bendrauti su Kevinu ir jeigu kažko reikėdavo, mergina kreipdavosi į jį, nes bendravimas su Kevinu merginai buvo žymiai lengvesnis. Liza pradėjo erzinti toks artimas Kevino ir Sabrinos ryšys, bet ar moteris pradėjo įtarinėti, kad tarp jų vyksta kažkas romantiško, žinoma nėra. Nors Lizos ir Sabrinos santykiai pagedo, tačiau gyvenant su Knofel šeima, tai buvo pirmas kartas, kai Sabrina turėjo stabilų šeimos ir namų pagrindą. Ši nauja vidinė ramybė leido jai pradėti svajoti apie savo ateitį. Mergina nusprendė, kad baigusi vidurinę mokyklą, ji taps masažistė. Ji pasidalino šią svajonę su Kevinu ir šis paprašė merginos masažo. O masažas pamažu perėjo prie seksualinių veiksmų ir tai buvo pirmas kartas, kaip Kevinas ir Sabrina permiegojo kartu. Taigi, 2012 m. balandžio mėnesį, praėjus mažiau nei metams, kaip mergina įsikėlė gyventi pas Knofel šeimą, Sabrina ir Kevinas pradėjo santykiauti seksualiai. Merginai tuo metu buvo vos 17 metų, o Kevinas jau buvo įkopęs į 40-metį. Per ateinančius kelis mėnesius Kevino ir jo žmonos Lizos santykiai taip pablogėjo, kad jų artimieji jau žinojo apie jiems gresiamas skyrybas. 2012 m. spalio 27 d. Sabrinai sukako 18 metų, bet ji kreipėsi į institucijas, prašydama leidimų likti gyventi su Knofel šeima. Nors pagal įstatymą ji jau buvo pilnametė ir galėjo palikti globos sistemą. Liza Knofel pasiekė savo nervų ribą ir praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Sabrina pateikė prašymą likti gyventi su jais, Liza Sabrinai pasakė, kad iki 2013 m. sausio 1 dienos jie turi išsikraustyti. Sabrinos manymu, Liza buvo vienintelė kliūtis, trukdanti jai ir Kevinui būti kartu. Tačiau reikėtų paminėti ir tai, kad merginos mąstymą taip pat stipriai įtakojo ir Kevinas, manipuliuodamas jaunos merginos naivumu. 2012 m. lapkričio 15 d. Kevinas nuvežė Sabriną į mokyklą, o sustabdęs automobilį, vyras pradėjo verkti ir guostis, kad jis ją labai myli ir nori, kad ji padėtų jam auginti jo dukras be Lizos. Kevinas pasakė Sabrinai, kad jis ir Liza praėjusią naktį smarkiai susipyko ir jeigu Liza nebus nužudyta, jis nusižudys pats. Sabrina išsigandusi dėl Kevino pasakė, kad ji pati nužudys Lizą. Tada jie kartu surezgė planą, kad Sabrina įvykdys žmogžudystę, o Liza miegos, o Kevino nebus namuose. Jie taip pat planavo, kad tai turi atrodyti kaip įsilaužimas į namus, kadangi buvo įprasta, jog Kevinas vakarais dirbdavo ir tai jam suteiktų stiprų alibi. 2012 m. lapkričio 16 d. apie 1 valandą nakties, Lizai bemiegant savo lovoje, Sabrina tyliai įsmuko į moters miegamąjį su peiliu rankoje. Mergina dūrė peiliu Lizai į veidą. Ir tai akimirksniu ją pažadino iš miegų ir Liza pradėjo visu balsu klykti. Kovodama dėl savo gyvybės, Liza šaukė taip garsiai, kad pažadino savo mergaitės. Lizos 13 metų dukra Megan išgirdo klyksmus, todėl susirūpino, kas vyksta apačioje. Mergaitė nuėjo žemyn ir pamatė, kaip Sabrina peiliu badė jos motiną. Megan iš karto ėmė šaukti,
kad Sabrina sustotų. Ji bandė įsikišti ir išgelbėti mamą, tačiau Sabrina tiesiog nustūmė mažesnę mergaitę šalin ir toliau tęsė savo darbą. Megan puolė skambinti 911 ir šaukė operatorių, kad mano sesuo peiliu bado mano mamą, ji tuo mirs. Megan bekalbant telefonu su 911 operatoriumi, Liza vis dar buvo gyva. Tačiau iki tol, kol atvyko tarnybos, ji buvo subadyta beveik 200 kartų ir medikų buvo konstatuota mirusi. O pati Sabrina atrodė šoko būsenoje ir bebadydama Lizą, ji pati patyrė kelias durtinės žaizdas. Ji iš karto buvo sulaikyta, tačiau atsisakė atsakinėti į policininkų klausimus. Kevino ir Sabrinos planas neišdegė, nes iš po tokio Sabrinos darbo nebuvo jokių galimybių inscenizuoti šį nusikaltimą kaip nepavykusį apiplėšimą. Plius buvo viena liudininkė, mergaitė Megan. Ir negana to, Sabrina rankose vis dar laikė peilį. Beplanuojant nusikaltimą, Kevinas numatė tokią galimybę, kad Sabrina gali būti sulaikyta. Jis jai pasakė, kad tokiu atveju ji pareigūnams turėtų tvirtinti, jog nieko neprisimena, nes jai aptemo protas. Jis užtikrino Sabriną, kad ji bus diagnozuota psichiškai nepakaltinama ir blogiausiu atveju praleis šiek tiek laiko psichiatrinėje ligoninėje ir taip išvengs įkalinimo. Pareigūnai pranešė Kevinui apie jo žmonos mirtį. O jam atvykus į įvykio vietą, pareigūnai pastebėjo, kad jis atrodė gana ramus ir vyras labiau domėjosi išpuolio detalėmis ir netrodė visai sukrėstas. Šeimos draugai aplankė Keviną ir pastebėjo, kad jis elgėsi keistai ir turint omenyje aplinkybės, yra labai ramus. Ta pačią dieną jis bandė aplankyti Sabriną, tačiau jam nebuvo leista jos pamatyti. Neužilgo Kevinas gavo Lizos gyvybės draudimo išmoką, o su šiais pinigais jis padengė namo paskolą, nusipirko naują automobilį, namą Floridoje ir pradėjo lankyti lėktuvo pilotavimo kursus. Laikui bėgant, Sabrina pradėjo jaustis visiškai apleista Kevino ir galiausiai 2013 m. Liepą jis sutiko bendradarbiauti su teisėsauga ir duoti parodymus prieš Keviną dėl jo vaidmens žmonos Lizos nužudyme. O štai Sabrina su tyrėjais sutarė dėl bausmės sumažinimo. Norėdami įsitikinti Sabrinos parodymais, policininkai paprašė Sabrinos draugės paskambinti Kevinui, tikėdamiesi išgauti jo prisipažinimą. Ji bandė 2 kartus, tačiau pokalbiai buvo paviršutiniški ir nesuteikė jokios reikšmingos informacijos. Tuomet tyrėjai paprašė moters, kad ši užsidėtų mikrofoną ir apsilankytų Kevino namuose. Besikalbėdama su Kevinu, jie apkaltino vyrą, turėjus romaną su Sabrina ir paskatino ją nužudyti Lizą. Kevinas šių kaltinimų neneigė, o tai tyrėjams buvo pakankamas įrodymas. 2013 m. rugpjūčio 9 d. Kevinas buvo areštuotas ir apkaltintas žmogžudyste. Arešto metu vyras tvirtino, kad romano su Sabrina niekada nebuvo, o be Sabrinos parodymų, kitų įrodymų, įrodančių jo romaną su Sabrina arba bendradarbiavimą Lizos nužudyme nebuvo. Vienintelis būdas, kaip Keviną galėjo pasodinti už grotų, buvo jeigu teisme prisiekusieji patikėtų Sabrinos pasakojimu. 2014 m. gegužės 29 d. prasidėjo Kevino Knofel teismas. Jis buvo apkaltintas savo žmonos Lizos nužudymo suorganizavimu. Prokuroro kalba prasidėjo teigimu, kad visas sąmokslas buvo Kevino idėja. Jis manipuliavo Sabrina, kad atsikratytų savo žmonos ir pats išvengtų atsakomybės. Kevino advokatas teigė, kad visa Sabrinos istorija buvo viena didelė fantazija. Sabrina įtikino save, kad Kevinas norėjo, jog kitaip pasielgtų. Advokatas taip pat išnaudojo tą faktą, kad Sabrina nuo 6 metų lankėsi pas psichikos specialistus ir jai buvo diagnozuotas bipolinis sutrikimas. Bipolinis sutrikimas yra psichikos sutrikimas, kuriam būdingi ryškūs nuotaikos svyravimai tam tikrų periodų. Nors tai ir buvo tiesa, kad Sabrina sirgo bipoliniu sutrikimu, prokuratūra pabrėžė dar didesnį motyvą nei psichinė liga, tai yra pinigus. Iš gyvybės draudimo poliso po Lizos mirties Kevinui buvo išmokėta $780 000. Prokuratūros pirmoji liudininkai buvo draudimo bendrovės išmokų koordinatoriai. Ji paliudijo, kad Kevinas ilgai nedelsė ir praėjus vos 9 valandoms po Lizos mirties jis jau teiravosi apie draudimo pinigus. Kevino advokatas atsakė tuo, kad tai yra visiškai normalus elgesys ir dauguma žmonių skubiai domisi šiomis išmokomis, kadangi reikia padengti laidojimo ir kitas būtinas išlaidas. Vienas svarbus dalykas, kuris buvo naudingas prokuratūrai ir Sabrinai, buvo Kevino ir Sabrinos mobiliųjų telefonų įrašai.
Per vieną mėnesį jie kontaktavo 2000 kartų žinučių ir skambučių pavidalu, kol tuo tarpu Kevinas su savo žmona Liza kontaktavo tik 200 kartų. Šis skirtumas aiškiai parodė, kad tarp Kevino ir Sabrinos buvo kažkas daugiau nei tvirtino vyras. Nepaisant šių įrodymų, Kevino advokatas buvo įsitikinęs, kad atsižvelgiant į Sabrinos psichinės sveikatos istoriją, niekas į jos parodymus nežiūrės taip rimtai, kad pasodintų Keviną už grotų. Vis dėlto, po 9,5 valandos trukusių svarstymų, prisiekusių komisija pripažino Keviną Knofel kaltu. Jam buvo skirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos. O Sabrina Zunic pagal sudarytą susitarimą su prokurorais gavo 30 metų bausmę su galimybė išeiti lygtinai. Sabrina turės galimybę prašyti lygtinio paleidimo 2042 metais, kai jai bus 47 metai.